Sveiki, šiandien noriu pristatyti Jums naują rubriką, kuri susideda iš 3 skirtingų taro kaladžių. Tai yra klasikinės Rider Waite kaladės, New Vision kaladės ir After Taro kaladė. Kam jos reikalingos? Kam šita rubrika reikalinga? Aš manau, kad taip pasižiūrėję į taro kortą iš vienos, iš kitos ir iš trečios pusės, jūs daug geriau suprasit šios kortos prasmę, reikšmę ir pačią simboliką. Kaladės tikrai labai įdomios. Klasikinę kaladę tikrai daugelis žino, bet kitų 2 kaladžių, ko gero, gal tik tai matėt, gal tik tai girdėjot, o gal ir nematėt, ar ne? Ir jeigu ir matėt, galbūt nežinot reikšmių, tai būtent šitą rubriką ir atskleis šitų kortų reikšmės. Taigi, gerą klausymą. Taigi, prieš jūs kvailys iš New Vision kaladės. Ir kągi mes matom? Matom kvailio kortą iš kitos pusės, ar ne? To, ko mes nematom, kas vyksta už nugaros. Kvailys žengia pirmyn, kaip ir klasikiniai kaladėjai, su kuprinė ant peties, su baltu šuniuku šalia, su gėle rankoje. Tik šį kartą mes matom jo nugarą, ar ne? Ir tai būtent ir yra šitos kortos tokia specifika, esmė ir viską keičia. Čia labai aiškiai mes matom, kad jisai žengia tiesiai link bedugnės. Ir priešais nėra jokio kelio, nėra jokios krypties, yra tik tai vulkanas, kuris pačiam veikime, ar ne, iš vulkano veržiasi lava, ugnis. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad šitas ne tik kad skardis, ar ne tik kad pavojinga nukristi, bet nukritus dar ten, jeigu išliksi gyvas, tai ten dar ir vulkanas laukia, vadinasi, kažkokios tai kliūtis laukia žmogaus. Ir tai simbolizuoja tokį tuščią, nežinomą šuolį į nežinį. O įdomiausia tai, kad kvailys to nemato. Jis šypsosi dangui, svajodamas apie kažką gražaus, apie gyvenimą, pilną galimybių, kaip faina. Bet tas šunelis, ar ne, šokinėdamas už nugaros jo, tai bando sustabdyti jį nuo to žingsnio. Šunelis gali būti ir jo sąžinė, ir jo intuicija, ir jo nuojauta, o gal tiesiog geras draugas. Bet kvailys irgi girdi. Ir kągi mes matom, to, ko nematom klasikiniai kaladėje, ar ne? Tai pirmiausia, tai kvailio naivumas tampa labai labai akivaizdu šitoj kaladėje. Tai žmogus, kuris nesuvokia visiškai grėsmės, nes jos nenori matyti, kas labai būdinga kvailiui. Jis tiki, kad pasaulis jam yra draugiškas, o kelias yra saugus. Bet realybė gali būti kitokia. Tai jeigu iš simbolinės pusės pasižiūrėsite, kaip ir minėjau, šuo tai sąžinė, intuicija, instinktas, ar ne, bedugnė tai yra nežinomybė, pavojus, savęs išbandymas, kuprinė ant peties patirtis, kuri dar nereiškia, kad tai yra išmintis, ar ne, tai tiesiog patirtis ir jos, kaip matot, labai nedaug yra, kuprinė mažytė. Rūbai, tai jo margi, tai irgi apie jo tokį chaosiškumą kalba. Ir šitą kortą visgi kalbės apie tą momentą, kuris vyksta dabar. Dabar yra taip, kad ar ne, tai pradžios korta, bet ne tokia džiugi, ar ne, kai klasikinė, nes mes jau matom kažkokius pavojus labai realiai. Todėl jinai truputį tokia, sakysim, šešėlinė pusė šito arkano. Ir kviečia jį atsimerkti, nebūti aklam kažkokiam, nebūti idealistui, kuris eina į priekį užsimerkęs, nes pasaulis jam draugiškas, o iš tikrųjų pasaulis gali būti ir labai nedraugiškas, bet ir labai dar ir klastingas. Bet jokiais tai būdais nėra atsisakyti kelionės, ar ne, tai tiesiog kvietimas pradėti kelionę sąmoningai. Prieš jūs kvailys klasikinėje taro kaladėje.
Ir čia mes matom lygiai tą patį vaizdą, tik tai iš priekio. Kvailys stovi kalno viršūnėje, pasiruošę žengti pirmą žingsnį. Žingsnį kur? Į nežinę. Jo akis pakeltos į dangų, į žemę jisai nežiūri. Rankoje vėl balta rožė, ant peties lazda su mažu riešulėliu. Šalia šuniukas pašėlusiai šokinėja aplink jo koją, žaidžia, o gal nori įspėti. Kvailys nežiūri po kojam, nes jis nepriklauso šitam pasauliui. Dar ne, nes tik tai kelionės pradžia. Jis ką tik tai gimė, kaip archetipas, kaip impulsas. Ir jam visiškai nesvarbios jokios taisyklės, jis neturi jokių ribų ir negalvoja apie jokias pasiekmes, jis pasitikė gyvenimu labai aklai, kaip vaikas. Jam neegzistuoja praeitis, neegzistuoja ateitis, yra tik ši akimirka, yra dabar. Jeigu giliau pasižiūrėtume į šitą kortą, tai mes suprastumėte, ar ne, kad tai kelionė pirmiausia į nežinomybę ir įvairiose sferose jinai pasireikš irgi labai skirtingai. Jeigu, pavyzdžiui, korta iškrenta pirmoji dėlionėje, ar ne, ir tai ta tokia, ar ne, pirmoji pozicija, tiesioji ta pozicija, tai reiškia, reikės elgtis labai atsargiai, ar ne? Mes jau suprantam, kad yra kažkokia tai rizika. Galbūt gali būti ir taip, kad klausimas yra neteisingai užduotas, arba gal tiesiog per anksti sužinoti atsakymą. Žodžiu, jeigu kvailys jums pirmą kartą ištraukėte kvailį, ar ne, tai tikrai gali reikšti šituos dalykus. Taip pat, kad informacija šiuo metu paslėpta, ar ne, kartais tai reiškia, kad žmogus, apie kurį klausiama, ar ne, kurį norim pažiūrėti, nenori, kad apie jį būtų sužinota per daug. Žodžiu, atkreipkite dėmesį, kai pirmas iškrenta jums kvailys, ar ne. Dar labai reikia atkreipti dėmesį lygiai taip pat, kaip į ką kvailys atsisukęs, nes kiekviena poza, ar ne, herojaus kortoje irgi turi savotišką pradžią. Ir korta kalba apie naują reikalų, naują ciklą, kažkokią tai pradžią. Dažniausiai tai būna rytas, pavasaris, ar ne, metų laikų kaita, gali būti naujas mąstymo būdas, gali būti netikėtas aplinkybės, galinčios kažkaip tai paveikti ar netgi apversti esamą situaciją. Taip pat ši korta kalbės apie neapibrėžtumą, apie nežinomybę, netinkamai įvertintą realybę, apie kvailą situaciją gali kalbėti, ar ne. Lygiai taip pat gali kalbėti, kad jūs liksit kvailio vietoje. Jeigu koks tai personažas galėtų būti, ar ne, tai mes kvailį imtume dažnai kaip vaiką, kaip paauglį, kaip sūnų, kaip brolį, jaunuolį tiesiog, ar ne, kuris dar nesubrendęs, dar nedaugęs, o lygiai taip pat gali būti ir tiesiog žmogus labai toksai infantilus. Šuniukas sako, kad gali rodyti, jeigu mes žiūrėtume, ar ne, gyvūną kažkaip, tai kažkokį tai klausimą susijusį su gyvūnu, tai būtent galėtume imti kaip signifikatorių kvailio kortą, nes čia yra šuniukas, tai galima ir panaudoti šuniuko signifikatorių. Kokias vietas rodytų kvailys? Kvailys rodytų pirmiausia visas tokias, kur vyksta kažkokie tai žaidimai, kur linksma, ar ne, kur kažkokie tai vakarėlis galbūt be progos, kažkokia scena, ar ne, kur vaidina cirkas, ar ne, mūgės, karnavalai. Tai gali būti tiesiog kažkoks tai kelias arba kelionė autostopu, kai mes spontaniškai kažkur keliaujam, ar ne, ir aplamai naujos vietos. Taip asmenybė, tai yra labai nekaltas arba jaunas žmogus, ar ne, gyvenimo kelyje, kuris visiškai nenori suaugti, nesubrendusi asmenybė, nematanti pavojų,
be rūpesčių, linksmas, žvalus, lengvai pasiduodantis kitų įtakai, atviras gyvenimui, kompanijos siela gali būti su labai geru humoro jausmu, kuris, nu, bet kaip ten bebūtų, kvailys visą laiką norės atkreipti save dėmesį, nes ekscentriškas yra ir negyvena šią dieną, tiki likimu, tiki sėkme, myli gyvūnus, nuoširdus, lengvai jį galima paveikti, pertykinti, lengvabūdis, išlepintas, infantilus, tai jau čia neigiamas savybės. Tinginys, taip, tinginys, neapgalvojantis, nerūpestingas, keistas irgi gali būti, neįprastas, nenuspėjamas, nepatikimas. Gali būti ir toks gudruolis, biškutį pašėlęs, ar ne, toksai, kuris krečia išdaigas. Žmogus, kuris nesilaiko taisyklių, avantiūristas. Ir aišku, psichologinių problemų turintis žmogus. Netiki nei kuo, ar ne, nei dievų, nei medžių, nieko. Darbo ir finansų klausimuose kvailys tikrai nerodys, kad yra pinigų. Tai, kokie pinigai pas kvailį, ar ne? Tikrai apie jokius pinigus nerodys, čia daugiau rodys apie riziką, ar ne, netekti pinigų ir gali netikėtai rodyti kažkokius tai pinigus, kurie atėjo greitai ir dingo labai greitai. Kaip atsirado, taip ir dingo. Darbo, tikrai daug nėra, kvailys ne iš tų darbinių tokių kortų, ar ne, gali būti kažkokie, nebent geriausiu atveju vienkartiniai užsakymai, kurie irgi iš dangaus nukrenta ir tokie labai nereikšmingi, ar ne. Šita korta niekada nekalbės apie kažkokius tai ilgalaikius projektus, ar ne. Čia daugiau kalbės apie tai, toks principas, kad kai bus, taip ir bus, ar ne. Karjeros, kvailys apie karjerą visiškai negalvoja, jam nebūdinga, ar ne, kilti karjeros laiptais, bet papus kažkoks kitas vėjas ir jisai išeis net neatsisukdamas iš jūsų darbovietės, jeigu jūs, pavyzdžiui, klausėt apie darbuotoją, koks tai bus darbuotojas, tai čia ne tas, kuris kops karjeros laiptais, jisai pasitaikiusių progų išeis dievaži kur ir dievaži kodėl, ar ne. Nauji projektai, gali tai būti nauji projektai, nauja kažkokia sritis, ar ne, gali būti tai kažkokia tai maža nauja patirtis, nauji kažkaip tai uždirbti pinigai, bet tik tai pradžia, tik tai impulsas toksai ir nieko labai ilgalaikio. Veiklų sritis, kokias gali ir nerodyti. Tai faktas, kad dažnai rodys bedarbį, ar ne, kuris atsitiktinai gauna kažkokį tai darbą, biškutį čia padirba, ar ne. Žmogus, kuris keičia profesijas. Be viso to gali šoumenas būti, estrados artistas, klounas, cirko artistas, dresiruotojas. Tie boheminiai keliautojai, dailininkai, muzikantai, ar ne, tokie. Gali būti ir klajoklis tiesiog, piligrimas, neigiamai, tai ir kišenvagis gali būti, ar ne. Ir tokius gal nusikalstamus verslus, ypač su velnio korta, tai kvailys irgi patvirtintų. Santykiai, kokiegi tai santykiai? Tai pirmiausia, tai atsitiktiniai, ar ne? Atsitiktinis susitikimas, atsitiktinis įsimylėjimas, aistringas, dar labai toksai, išdurnėjimas iš meilės, ar ne? Santykiai gali būti visiškai tokie lengvabūdiški, naivus, be jokių įsipareigojimų, be jokio rimtumo. Tiesiog flirtas, kurortiniai romanai, intrigėlės, žaidimukai. Gali būti galbūt neigiamai ir apgavystė, gali reikšti ir išėjimą iš santykių, dievas žino kur, ar ne. Sveikata, tai visiškai kvailys nesirūpina savo sveikata, jis lengvabūdiškai žiūri į sveikatą. Jeigu jau apie ligas, tai vaikiškas lygos, virusinės visokias infekcijas.
psichologinės lygos irgi gali būti. Gali būti, kadangi kvailys tai ir yra kvailys, tai ir protinis atsilikimas, ar ne, ir sklerozė gali būti. Labai dažnai kvailys kalba apie apsinuodimą alkoholiu ir narkotikais, nes visiškai tas kvailio ta energija tokia yra, ar ne, kad jis nori pabandyti viską, ar ne. Gali būti ir koordinacijos sutrikimai, kadangi čia mes matom prie skardžio, gali būti kritimai iš aukščio irgi lygiai taip pat. Ar gali rodyti pastojimą? Taip, bet tam reikia dar patvirtinančių kortų. Ir jeigu kalbėti apie mirtį, tai kvailys pati korta šito mirties nerodys, bet jei šalia yra atitinkamos kortos, kurios kalba apie mirtį, tai gali rodyti, kad lengvas toksai išėjimas, ar ne, kai senas žmogus lengvai tiesiog išeina iš gyvenimas. Ar ne? Bet visumoje tai kažkokia neaiški diagnozė ir reikia tikslinti toliau, ar ne? Atsakymų tokių kaip ir taip ir ne, kai žinot, kortas taro labai retai kada duoda, bet visumoje tai šita korta nesako nei taip, nei ne, jinai yra nenuspėjama, ir tai yra nulis, ar ne, korta yra nulinė, tai ir tikimybė, kad kažkas įvyks, nulis yra nulis, ar ne. Įspėjimas, tai reikia aišku įspėti, kad nerizikuoti, reikia apgalvoti savo sprendimus, ar ne. O patarimas, tai ieškoti kažką tai naujo, pakeisti planus savo, lengviau pasižiūrėti į gyvenimą, leistis į gyvenimą be didelio bagažo, netgi jeigu, pavyzdžiui, važiuojat, ar ne, kažkur tai klausimas, kaip praeis kelionė, tai patarimus iškritus, tai gali sakyti, nesimkit daug bagažo, pasimkit mažą, tai kas tikrai jums reikalingas, neapsikraukit, ar ne. Dar gali būti patarimas, kad tiesiog eikit pasroviui, viskas įsispręs, pasitikėkit likimu ir panašiai. Tai tiek apie kvailį klasikinės kaladės. O dabar prieš jūs pasekmes šitos kortos. Ir kaip galėčiau pavadinti šitą kortą, tai sustok akimirką žavinga, bet nepamiršk, kad turi rožės aromatą, ar ne, ir pasimėgauk rožės aromatu. Žodžiu, kvailys yra vienintelė nesunumeruota taro korta ir dėl to jinai ir yra tokia ypatinga, ar ne? Dėl to jis ir klaidžioja už visų visuomenės nustatytų normų, dėl to kvailiui nėra jokių taisyklių ir jokių ribų. Jisai turi laisvės pasirinkimą, jis mėgaujasi gyvenimu ir netgi jeigu, ar ne, kabodamas ant skardžio, žodžiu, jam visiškai nesvarbu tas yra, jam svarbi ta rožė, kai jūs matot, ar ne. Matematiškai tokio kaip nulio skaičiaus nėra. Tai simbolizuoja tiesiog laikotarpį iki egzistavimo, tokia nebūtis. Kortoj kvailys, tai paprastas žmogus, juokdarys, klounas, apgavikas, bet jis yra protingesnis, negu iš tikrųjų visiems atrodo, ar ne. Savo naivumu, paprastumu jis kelia abejonės tik tai dėl to, kad nesilaiko taisyklių, dėl to, kad nekultūringas, necivilizuotas gal kiek tiek. Ir čia kvailys mes matom, ar ne, jisai kabo įsikabinęs vieną ranką į skardžio kraštą. Virš jo loja šuo, įspėja, ir ne, atrodo, kad jis pasiruošęs irgi kartu šokti žemyn ir sekti palei savo šeimininką. Kas reiškia, tai intuicija, sąžinė, ne, šuo tai irgi lygiai taip pat reaguoja. Pats skardis uola tarsi griūna, byra, smulkus akmenukai ir uolienos krenta irgi į bedugnę, praskriedamas pro mūsų kvailio kūną, o kvailys tarsi žingsniuoja dar vis ore per tuštumą. Lazda su ryšulėliu taip pat krenta, tačiau ar rūpi šitą kvailį? Visiškai nerūpi. Vienintelis dalykas, kurį traukia kvailio dėmesį, tai yra ta balta rožė jo rankoje. Ir jisai su pasimėgavimu kvepina ją ir netgi užsimerkęs dar.
Ką tai rodo? Tai ir rodo, kad kvailys yra oro stichija, jis priklauso oro stichijai. Jis nesijaučia pririštas prie žemės, jis yra lengvas, nerūpestingas ir ta plunksna virš galvos ant jo kepurės irgi labai tą gražiai rodo, ar ne? Jis ramus, jis abejingas, tegul nors ir visas pasaulis griūna, o man nesvarbu, ar ne? Tai va ta plunksna ant jo kepurės ir yra tas pergalės ir sėkmės simbolis, ar ne? Kad kaip bebūtų, aš visiems nugalėsiu, ar ne? Kepurė, truputį primena tokį laurų vainiką, bet tas laurų vainikas tai bus daugybė kortų, ar ne? Ir iš didžiųjų arkanų, tai šitą vainiką lauro, ne, mes pamatysim pasaulio arkane. Balta rožė, tai balta rožė nekaltumo, tyrumo simbolis, ar ne, bet jisai toksai, šuo, kaip ir sakiau, tai gali būti ir sąžinė, ir intuicija, ir protas, tas mūsų proto balsas, ar ne. Skardis ir bedugnė, tai riba tarp dviejų pasaulių, ar ne. Tai riba tarp dangaus ir žemės. Lazda, stabilumo simbolis, bet čia matom, kad jinai krenta, ar ne, ir čia apie jokį stabilumą nekalbės šitą kortą, ar ne, čia šiuo metu viskas, lazda visiškai nevertinga. Ryšulėlis ir ta kuprinėlė su jo karminė ta našta, kur yra geri ir blogi darbai ir patirtis, mintis, įgūdžiai, ne, irgi krenta. Astrologiškai kvailys yra susijęs su Urano planeta, netikėta, nenuspėjama planeta, simbolizuojančia maištą, viską, kas keista, kas neįprasta. Ne? Uranas valdo vandenio ženklą, tai oro ženklas siejamas su socialiniam grupėm, draugiškumu, bendruomenėm, kūrybiškų mąstymų tokiu. Ir jeigu dirbsite su šito kaladė, tai tiesiog rekomenduoju tokias interpretacijas, kaip, pavyzdžiui, tu žengi didelį žingsnį jau gyvenime, ne? Atrodo, kad esi palaimintas nežinia dėl rimtos savo situacijos esmės. Gali būti, kad jau per vėlu dairytis į priekį, vis dar gali sustoti ir pasimėgauti rožės kvapu. Vienu žodžiu, tavo ryšys su praeitimi dabar yra silpnas, irgi gali rodyti. Gali rodyti, pasaulis klysta tau iš po kojų. Gali rodyti, kad teks paleisti viską, teks kristi. Bet visumai patarimas, paleisk viską, kas tave tempia žemyn, būk pasiruošęs kristi, būk pasiruošęs saugiai nusileisti ant žemės. Tai tiek jums apie šitą arkaną iš 3 pozicijų. Manau, kortos reikšmė įgavo dar didesnę jums reikšmę. Ir jeigu patiko, spauskit skambutį, junkitės, įrašų bus daugiau.